Labas visiems, mėlyjei, susirinkę į Išmok ir žinok renginį. Ar žinote, kokia proga šiandien čia susirinkome? Kas yra kovo 15 diena? Išgirdau pasaulinę, o dabar taip su dideliu džiaugsmu pasakykite dar kartą, kokia diena? Bravo, jūs beveik jau kaip choras, pasiplokite savo. Atleiskit, buvau nemandagi, neprisistačiau, mano vardas Raminta, o dažnai mane žmonės vadina Bjelė. Nežinau, kodėl jie taip sugalvoja, bet taip kreipiasi kartais. Taip, šiandien susirinkome čia atšvęsti tokią nuostabią pasaulinę vartotojų teisių dieną ir jūs esate tie išrinktieji, kurie šiandien patirs nuostabių žaidimų, nuostabių užsiėmimų veiklas šias pastarąsias apie 2 valandas maždaug. Ir prieš tai, kad apšiltume, labai noriu, kad į sceną man prie šių laidų gausybės ateitų padėti 10 žmonių. Iš kiekvienos mokyklos po 1 žmogų, bet nebūtinai tas, kuris dalyvaus viktorinoje. Tai ateikit pats drąsiausias žmogus po 1 žmogų iš kiekvienos mokyklos. Yes! Ateikit čia, truputį toliau atsistokit į ratuką, į lankelį. Taip, sustojam į lankelį. Labas visiems, labas. Wow, kokie jūs jau nemaži. Taip, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10. Jeigu jau aš atėjau į svečius, tai žinokit, bus kažkokia muzikinė nesąmonė. Ir viena iš jų yra šitas aparačiukas. Tai labai norėčiau kažkaip, kad mes kartu pamuzikuotume. Ir čia yra mano DJ pultas. Toks truputį keistokas. Tai dabar kiekvieno jūsų paprašysiu paimti po laidą už metalinės dalies. Galite ateiti arčiau. Ir mes truputį išjungsim garsą, kad dar nieks nieko negirdėtų. Taip, vienas, ateik arčiau ir imkit už metaliuko. Nieks nekratys, žinokit, nebijokit. Kiekvienas susiraskit po laidą laisvą. Aha, susirandam po laisvą laidą. Taip, kas dar neturit? Va. Aha, ir mums dar vieno žmogaus prireikia. Kur dar vienas žmogus galėtų ateiti? Greitai, kas nors. Prašau, čia. Dabar paimsim didelį vaiką, kuris irgi ateina čia. Ir jeigu geltonas laidukas, atsistokit prie geltonų laidukų. Viskas, jau beveik padarėm vieną didelį instrumentą. Ir dabar su viena ranka laikot laidą, būtinai už metalinės dalies, o kitą ištieskit delną. Štai ir sukūrėm instrumentą. Tuoj pat sužinosite, kaip jis veikia. Ir išgirsim, kas čia vyksta. Tai viena. Aha, jau beveik išgirdot. Pradėsim nuo čia. Duok 5. Labą dieną. Teisių diena, pasaulinė vartotojų diena, pasaulinė vartotojų diena. O žinot, kas esat? Dabar žiūrėk, keičiamės. Aš paimu tavo laidą, tu paimk mano, laikyk būtinai už metaliuko ir dabar gali irgi veikti tą patį. Pasaulinė vartotojų. Čia dar gali paspausti. Aha, dar laikykit stipriai. Gerai, įjungiai. Teisių diena, pasaulinė vartotojų. Teisių diena. Labą dieną. Teisių diena, pasaulinė vartotojų. Ir dar žalius paspausk, dėl viso pikto. Gerai, ir dar vienas variantas, tuoj mes čia viską išjungiam. Ir dar kas dar norit pabandyti, pabūti didžėjim? Nori? Gerai, tai tu imk jo laidą. Aha, gerai, tu laikyk už šito. Aha. Pasaulinė vartotojų. Labą dieną. Teisių diena,
pasaulinė vartotojų. Čia kažkas išsijungia. Prilėtei. Labą dieną. Ir jau tada. Super, ir dabar viską išjung po truputį. Išjung. Viskas, išjungiai. Ačiū Jums labai. Na, dedam laidus čia. Ačiū labai, galite grįžti į savo vietas. Wow, taip pradėjome pasaulinę vartotojų teisių dieną. Ir švenčiant tokią nuostabią dieną, aš norėčiau su Jumis susipažinti iš arčiau, dėl to einu pasimsiu tokį labai rimtą kamuolį. Ir žinau, kad Jūs jau tikrai susipažinę su tą situaciją, kad šiandien esate su savo komandomis, matau, netgi yra ir plakatų. Ir išmanaus protmūšio žaidime turėsime komandas, kurios lips čia į sceną, bet taip pat Jūs, brangiai, turėsite labai svarbią užduotį, tai yra palaikyti savo komandas. Ir pradžioj mums tikrai būtų labai vertinga susipažinti, ar ne? Tai kur yra Panevėžio Sirgalių komanda? Kur čia? Gaudykit kamuolį ir prisistatom, paplojam. Visiems. Galite atsistoti? Prašau. Metam kamuolį atgal. Panevėžys, aišku. Kur Šiauliai? Šiauliai, gaudykit kamuolį. Ir paplojam Šiauliams. 6A, tai jėga. Grąžinkit kamuolį čia. Bravo, taiklus. Senųjų Trakų komanda. Gaudam kamuolį ir plojimai Senųjų Trakų komandai. Valio. Toliau kur pirmieji atvažiavo į Vilnių? Tauragė. Duokit Tauragiai kamuolį, paplojam Tauragiai. Ir prašyčiau, kokie taiklus. O dabar, kur yra Elektrėnai? Plojam Elektrėnams. Oh my god! Na, pabandom! Tiek to, gal paduokit kitą komandą kamuolį, pameskit dar. Elektrėnai, Jūs taip toli sėdit nuo manęs, dabar turit pataikyti. Wow, va čia tai smūgis. Elektrėnai, stiprus žmonės. Kauniečiai, kur Jūs? Kur sėdi Kaunas? Kaunas, gaudom! Super, pasidžiaugiam Kaunu ir džiaugiamės Lentvario komanda. Kur Lentvaris sėdi? Čia? Plojimai Lentvariui. Wow, nedameta Bjelė antrą kartą. Tikrai nesportininkė. Ir taip, toliau keliaujam, liko visai nedaug. Pasvalys, kur sėdi Pasvalys? Čia, tikrai namesiu. Plojimai, visi paplojam. Anykščiai. O ne, Jūs taip toli. Jej! Beveik. Plojimai, gausus vieni kitiem. Super. Mums pavyksta bendradarbiauti. Ir Paluknio komanda, kur Jūs? Paluknio. Pabandom. Woohoo! Beveik. Ir metam kamuoliuką atgal. Oho, kokie stipruoliai. Gerai. Šiandien jau supratot, kad vieni kitus palaikysit kaip reikiant ir būtinai palaikom savo kolegas, nes šiandien atvykom ne tik parungtyniauti, bet ir pasidžiaugti, pašvęsti. Tai plojimai visiems dabar. Super. Ir atėjo pats metas pradėti mūsų išmanėją viktoriną, išmanųjį žaidimą. Tam, kad galėtume pradėti, mums reikia iš kiekvienos mokyklos pakviesti į sceną po 3 atstovus. Taip, aš čia truputį pastumdysiu staliukus su Inga. Jūs žinote, kas tie 3 atstovai, tikrai būsite užsirinkę. Tai tam, kad viskas atrodytų dar prabangiau ir išmaniau ir gražiau, aš Jūs pakviesiu su daina. Ir į sceną kviečiu Panevėžio komandos atstovus. Skubam į sceną. Antra komanda, trejetukas žengiantis į sceną yra Paluknio komanda. Plojimai.
Žmonės žengia į sceną, toliau į sceną kviečiame Šiaulių atstovus. Toliau į sceną žengia Senųjų Trakų komanda. Kartu su jais jau ruošiasi ir savo 3 atstovus į sceną siunčia Tauragės komanda. O toliau kviečiame į sceną Elektrenus. Kartu prie Elektrenų prisijungia ir Kauno komanda. Į sceną žengia Anykščiai. Anykščiai, kur jūs? Į sceną žengia Lentvario komanda. Ir liko Pasvalys. Pasvalys ateina į sceną. Bravo! Susirinkom. Nieko nepamiršom, susirinkom ir tuoj pat pradėsime mūsų žaidimą. Mielieji, kaip ir sakiau, šiandien yra vertinami ne tik teisingi atsakymai, bet ir palaikymo komandos. Tai būkit patys aktyviausi, išmaniausi, įdomiausi, nes jūs irgi galite nusipelnyti prizų. Todėl kviečiu jūs palaikyti labai stipriai savo komandas ir toliau papasakosiu, kasgi vyks mūsų žaidime. Kiekviena komanda turit pasiruošę jau po telefoną. Šiame pastate veikia LRVK Guest Wi-Fi ryšys, kurį galite naudoti, ten nėra jokių slaptažodžių, jis yra saugus, tai jeigu reikia prisijungti prie to Wi-Fi'aus ir kiekviena komanda turite po 1 telefoną mobilųjį ir turite prisijungti prie programėlės menti.com. Tuoj pat pamatysite ekranuose QR kodą, kurį nuskaitę galite prisijungti, įvedę kodą, įveskite savo komandos pavadinimą, tai yra jūsų miesto pavadinimas. Mielieji čia, kurie sėdite, matau, jau traukia telefonus, dėkite atgal, mūsų brangieji programeriai matys, jeigu bus per daug prisijungimų ir turėsime nutraukti žaidimą. Ir jūsų komanda negalės žaisti toliau. Todėl visi sirgaliai palaikom, bet jokių prisijungimų, nes bus baisiai neįdomu žaisti. Sutariam? Eikit, tikrai negirdžiu. Sutariam? Jūsų sąžinės reikalas. Taip ir žinau, kad jūs geri žmonės. Gerai, važiuojam toliau. Papasakosiu jums, kaip vyks pirmasis turas. Iš viso bus 3 turai. Pirmasis turas yra labai greitas. Ne tik tikslus. Gausite klausimą, po kurie turėsite 15 sekundžių atsakymui. Su komanda tarėtės, mes tylim, nes mūsų reikalas yra tik palaikyti, o ne atsakyti. Ir po 15 sekundžių vertinsim, kas greičiausiai ir teisingiausiai atsako į klausimą. Todėl kai kurios komandos nespėjo prisijungti ir mes tuoj pat grąžinsim kodą. Taip, ir patikrinsim tikrai prieš pradedant, ar visi esate prisijungę. Taip, jeigu nieko nepamiršau, tai tuoj pat ir pradėsime viską, kai prisijungs ir Anykščiai. Ar visi prisijungia? Visos komandos prisijungia? Ne, kas dar neprisijungia, kam neveikia? Kaip? Čia gerai, kad taip rodo. Nereikėtų dar... Suvedai šitą kodą? Suvedai kodą ir taip meta. Aha, pabandyk dar kartą, gerai? Mes tuoj patikrinsim. Velnias, kas... Ir taip atidarė. Tuoj pat išsiaiškinsim su komanda, kodėl taip atidaro. O, žiūrėkit. Viskas čia okei. Ar visiems pasijungia dabar jau? Turėtumėt matyti kitą vaizdą. Aha, įveskit komandų pavadinimus. Mes tikrai nepradėsim, kol jūs nesusitvarkysit šitų reikaliukų. Žinokit, mačiau klausimus. Pasakysiu atvirai.
pusės pati neatsakyčiau. Tai nesijauskit blogai, jeigu nežinot, pagalvokit logiškai. Mesgi susirinkom čia labai rimti žmonės tam, kad atsakytume ir sugalvotume, koksgi galėtų būti atsakymas, taip? Ar visi pasiruošę? Ne visi, gerai, laukiam tų, kuriem dar reikia truputį laiko. Taip, jums pavyko? Pavyko? Jums pavyko? Super, pavyko? Jums pavyko? Pavyko. Tai ko sakot, kad nepavyko? Visiems pavyko, taip? Gerai, turim 11 žaidėjų. Kuris čia toks begėdė? Greit atsijungiam. Nes nepradėsim, šiandien lauksim tada valandžiukę vieną kitą. Viskas, ačiū, kad supratote žaidimo taisyklės. Tai gal jau pradedam, ką galvojat? Viskas, pradedam plojimais. Va, čia tai palaikymas. Ir mūsų išmanėje viktoriną pradėsime nuo svečio ir į sceną kviečiu Teisingumo ministrę Eveliną Dobrovolską, kuri ir užduos jums pirmąjį klausimą. Taip. Prašau. Sveiki visi. Nenoriu užstoti vaikų, tai visų pirma sveikinu visus pasaulinės vartotojų teisų dienos progą ir su kolegom kalbėjom, ar sunku būtų patikėti, kad prieš 41 metus pirmą kartą pradėta minėti, o šiandien mes švenčiam taip išmaniai, kur turbūt niekas nėra planavęs. Tai ačiū, kad esat čia. Dėl klausimų, sėkmės jums. Tai ačiū labai ir palaikymo komandai. Pirmasis klausimas, kurį aš jau galiu, kaip suprantu, garsinti. Jeigu mes kalbam apie vartotojus, tai yra nuostata, kad valstybė gina vartotojų interesus. Ir matote 4 variantus, kur ši nuostata yra įtvirtinta. Tuoj pat matysite telefonuose, kaip klausimas dar kartą patikslinu, valstybė gina vartotojų interesus, kur įtvirtinta ši nuostata. Atsakymus matote telefono ekranuose. Taip, ir jūsų laikas greitai spaudžiam, kaip atrodo. Ir dabar jau jūsų laikas baigėsi ir Evelina, gal galite pasakyti, dar ne? Gerai, mes turime daugiau laiko. Ir man Inga, kolegė, pasakys, kad mes jau galim sakyti teisingą atsakymą. Ir Evelina, koksgi teisingas atsakymas? Kai nežinai atsakymo, visada spausk B. Be abejo, kad konstitucijai. Super, ačiū labai. Iš tiesų, pačiame svarbiausiame Lietuvos valstybės dokumente turime šį atsakymą. Aš sakiau, bus rimta. Keliaujame iš karto prie antro klausimo. Supratote, kaip viskas vyks? Užduodamas klausimas, jūs gaunate atsakymo variantus telefono ekranuose, kuriuo atsakymus mes pamatysime tik pasibaigus laikui. Pabandom su antru klausimu. Jis skamba taip. Ką reiškia raidės? V, T, A ir T. Atsakymų variantai programėlėje. Skubėkite. Ir teisingas atsakymas – valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba. Tikiuosi, kad jums puikiai sekasi. Keliaujame prie trečiojo klausimo. Labai daug laikų, kur palaikymas po truputį bus drąsiau. O! Gerai, jūs pasitaupykite, dar reikės tikrai daug kartų. Wow, bravo. Visiems rašau 10 šiandien. Trečiasis klausimas, brangiai susikaupiam. Kokios iš nurodytų kokybiškų prekių negali būti grąžinamas per 14 dienų? Ir variantai buvo. Yra sportiniai bateliai, suknelė, šokoladinė spurga ir sportinis kostiumas. Nieko nesakom, publika, tik tyliai galvojam teisingą atsakymą. Ir teisingas atsakymas yra šokoladinė spurga. Wow. Keliam
Anykščius už anykščius, LSMU pirmin. Čia tokių gražių plakatų prisidarėt. Taip, teisingas atsakymas tas purga, todėl kad kokybiški maisto produktai nėra gražinama prekė. O mes keliaujame prie 4 klausimo. Kiek institucijų Lietuvoje nagrinėja vartotojų ginčus? Pradedam mąstyti, sukti smegenis. Va čia buvo vienas iš tų klausimų, kur aš nelabai žinojau, nemeluosiu. Ir kol jūsų laikas bėga laikas, žiūrėkit, paprasti atsakymai. 5, 3, 2 ir 4. Ir teisingas atsakymas yra 5. Oi, kaip nesisekė šį kartą. 5. Tai yra Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba, Lietuvos bankas, ryšių reguliavimo tarnyba, Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba ir Lietuvos advokatūra. Keliaujame toliau. 5. klausimas, jau įpusėjome 1. turą, viskas čia labai greitai. Klausimas skamba taip. Kokia yra pagrindinė institucija Lietuvoje, kuri prižiūri, kaip laikomasi reklamos įstatymo? Taip, ir turite 15 sekundžių, laikai į viršų, taip patiliukais visi laukiam teisingo atsakymo. Variantai yra Lietuvos bankas, Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba arba Lietuvos draudimas. Ir teisingas atsakymas yra Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba. Wow. Mes būtinai dar pasižiūrėsime visus jūsų plakatus. Taip, aš supratau, jūs norit visi laimėti. Labai gerai. Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba, pasakysiu kodėl mes ją turime įsidėmėti, yra pagrindinė reklamą prižiūrinti institucija Lietuvoje. Tačiau jinai yra ne vienintelė, kai kurias reklamos rūšys prižiūri lošimų priežiūros tarnyba, vaistų kontrolės tarnyba, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Na, o kadangi mes jau taip įpusėjom ir jūs taip siaučiat, pasižiūrim, kokie tarpiniai rezultatai, kas greičiausias ir teisingiausias. Palaukit, pasižiūrim. Ar aš matau? Tauragė? Tauragė nugalės jėga visada. Kur Tauragė? Tauragė! Antri pasvaliečiai, 3 Panevėžys, 4 Anykščiai. Valio. Aš jau matau, kaip praeis 2 valandos ir vaikai sakys, aš buvau roko koncerte šiandien, žinai, truputį prasidainuotojai turėsim. Super, Tauragė, pamojuokit savo kolektyvą, jūs pirmieji kol kas. Super. Gerai, o jau kad šitaip siaučia, tai keliausim toliau. Vėl reikia truputį susikaupimo. Ir jūsų laukia komandos pasiruošę? Labai susikaupę. Čia tokia laimė, klyksmas, o čia toks susikaupimas. Gerai. Ir 6. klausimas. Kokią iš čia išvardytų reklamos rūšių draudžia reklamos įstatymas? Jūsų telefono ekranuose teisingi atsakymai. Matote, kad yra nespalvota, klaidinančia, negražia ir juokinga tokie variantai, o teisingas atsakymas yra klaidinančia. Bravo! Gerai! Aš nesitikėjau. Žinot, čia ne, Panevėžys. Paluknis. Ar jūs matot Paluknio mokytoją, kokio yra entuziazmo? Oh my god. Čia ne tik mokinių, jau ir mokytojų konkursas palaikymo vyksta. Ok, važiuojam toliau. Čia reikia susikaupimo. Taip, iškvepiam. 7. klausimas. Kokios iš nurodytų veiklų yra Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos funkcijos?
O čia tai klausimūzas bus. Visi tik pritilo, bando įskaityti mažas raideles, bet aš jums nesakysiu atsakymų teisingų, o palauksiu keletą sekundžių, kol komandos pabandys atspėti. Ir teisingas atsakymas yra ginčų nagrinėjimas švietimas. Darosi karšta. Aš noriu, kad šiandien mes kai ko ir išmoktume, tai pasakysiu jums dar, kad be išvardytų funkcijų, dar valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba turi keletą kitų. Reklamos ir nesąžiningos komercinės veiklos priežiūra, nesąžiningų sąlygų priežiūra, ne maisto produktų rinkos priežiūra. Tikrai šiandien daug ką įsidėmėsit. Keliaujame toliau. 8 klausimas skamba taip. Kokie yra nesaugaus žaislo požymiai? Ar esat susimąstę, kada nors, kad gali būti tokių? Ir variantus netgi galiu paskaityti: aštrios žaislo detalės, stiprus chemijos kvapas, smulkios žaislo detalės. Visi teisingi atsakymai. Teisingas atsakymas yra visi teisingi atsakymai. Gerai, ačiū labai. Ir šiandien, aš matau, yra klykianti palaikymo komanda ir yra geras energijos bangas siunčiančios palaikymo komandos. Mes jūs irgi suprantam, aš suprantu, kaip jūs veikiat tyliai, bet gudriai ir siunčia teisingus atsakymus saviem. Visi sąžiningai čia žaidžiam ir keliaujam toliau. 9 klausimas. Kaip manote, kokių vartojimo ginčių valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba išnagrinėja daugiausiai? Yra keletas teisingų atsakymų, ne keletas, vienas teisingas atsakymas, o variantai yra tokie, kad dėl avalinės, dėl mobiliųjų telefonų, dėl privačių mokyklų, dėl automobilių plovyklų. Tokie variantai, mes tik tyliai galvojame, nieko nepatariam. Saugom dar balselius. Taip, dėl avalinės! Super! Ačiū! Vėliau! Girdžiu, kas čia buvo? Pavarys, taip? Gerai, aš dar noriu truputį pakalbinti Lentvarį. Lentvaris kaip palaiko savo komandą? Super! O čia, nematau, kas yra? LSMU! Taip, LSMU! Parodom, kaip palaikom komandą. Bravo. Manote, visur yra palaikymas. O kaip aš dar truputį jums paaiškinsiu, kodėl yra dėl avalinės. Pagal individualius jau ne pirmus metus dažniausiai vartotojai kreipiasi dėl netinkamos kokybės avalinės. Antra vieta tenka elektrotechnikos prekiams. Taip, išmokome ir šitą pamoką, šitą faktą ir keliaujame prie paskutinio pirmojo turo klausimo, kuris skamba taip. Labai dėmiai klausykit, dabar reikia mirtinos tylos. 3, 2, 1, mirtina tyla. Wow, veikia. Dovilės mama birželio mėnesį pagal Dovilės išmatavimus užsakė pasiūti mokyklinę uniformą, švarką ir sijoną. Prieš rugsėjo 1 dieną Dovilė apsisprendė pakeisti mokyklą ir pasiūta uniforma netiks. Ar galima grąžinti pasiūtą uniformą į siuvyklą? Jums dabar laikas apsispręsti. Turite variantų keletą, nepatarinėja laikai, visiškai negalima patarinėti. Aš matau tiek daug veidų, kurie žino atsakymus. Tuoj, sutiksės tos 5 sekundės ir mes visi pasakysim, kad teisingas atsakymas yra ne.
Super, super, super. Žiūrėkit, prieš paskelbiant rezultatus aš labai noriu su jumis padaryti tokią visuotinę palaikymo tradiciją. Tai yra banga. Pradedam nuo tos pusės, taip, kur labai gražus plakatas, 6D nugalės. Aš jums rodau ir keliam rankas ir stojamės truputį. Pusbangė gavosi. Dabar iš šito galo. Bravo. Ir paskutinė. Nu, jūs nuostabus kažkokie, net nežinau kaip čia dėl to jaustis. Ar kyla įtampa scenoje? Kyla truputį, ar ne? Žiūrėkit, čia greitis, sėkmė, šiandienos išsimiegojimo faktoriai lems, kad 5 komandos keliaus į antrą turą, o kitos pasidžiaugs tuo, kas šiandien pavyko. Aš pasakysiu, pati kiek esu dalyvavus įvairiose protmušiuose ir kitose laidose, kur reikia spėlioti, tikrai nesijaučiau pati stipriausia ir gudriausia, bet buvo beprotiškai smagu. Kyla įtampa, žiūrim į rezultatus ir sveikiname 5 komandas patekusias į antrą turą, kurios yra Pirmoji vieta pasvaliečiai. Noriu pamatyti visas 5 komandas. Pažiūrime visas 5 komandas. Labai noriu pamatyti likusias komandas. Pasvaliečiai, sveikinam jūs pirmi. Pasvaliečiam pasisekė šiame ture labiausiai. Ir kitą turą taip pat patenka anykščiai. Taip, keliam nykščius už anykščius. Šiauliai patenka. O toliau kas patenka? Ar galim tą kvizą išnagrinėti? Man atrodo, kad ten yra Kęstučio progimnazija. Jūs? Sveikinu, senieji trakai. Ir Medeina, matot, jūs 5. Medeina, kur jūs? Pakelkit rankas, Medeina. O, taip, Paluknys, Medeina, kur jūs, taigi sveikinam. O dabar labai noriu į sceną pakviesti Valstybės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorę Godą. Goda, jūs taip pat norime, kad komandos, kurios liko 6, 7, 8 ir 9 vietose, ateitų bendrai nuotraukai. Jums norime įteikti po prizą, prašau, taip pat į sceną. Tai likusios komandos, kurios nebetęs dabar žaidimo, nenusiminkite, bet jūs tuoj pat gaunat prizų ir galite eiti švęsti šiandienos. Tai jeigu galima, Goda, tada, nežinau, jūs norėsit ką nors pasakyti. Tai pradžioj kviečiame Kauną. Kaunas. Kaunas su dideliam šypsenom ir palaikymu. Kviečiu kitus. Lentvaris. Lentvaris! Plojimai Lentvariui! Nuostabios dovanos. Goda, kasgi toliau? Toliau Tauragė. Tauragė, ačiū Jums! Šypsenos iki ausų, buvo puikus žaidimas. Ir Panevėžys. Panevėžys, ačiū Jums už žaidimą, mano kaiminėliai. Super. Ir Elektrėnai. Elektrėnai, ačiū Jums už žaidimą. Ačiū šypsenos iki ausų. Ačiū labai.
Bet žaidimas tikrai tęsiasi. Dabar galėsite išsirinkti net ir naujus savo favoritus arba palaikyti senuosius. Tik man baisiai reikia 4 stipriausių žmonių Lietuvoje čia scenoje. Kas iš jūsų jaučiatės patys stipriausi, drąsiausi ir norit padėti? Tai bėgam į sceną. 4 žmonės. Kas pirmesnis, tas gudresnis, žinokit, čia paprastai. Taip, čia. Ir dar vieno žmogelio reikia? Vieno žmogaus? Gerai, bus 5. Kuo vardu? Rėjau. Domas. Maksas ir Goda ir Margirdas. Super. Jūs daugiau stipruolių komandų turim. Žiūrėkit, yra labai paprastas dalykas. Yra keli stalai, tušti. Ingai reikia pagalbos juos išnešti. Mes labai komandiški ir Inga parodys kelią. Aš sakiau, reikia stipruolių. Po 2 galit nešti. Paplojam! Čia jau negreitumo klausimas. Nu čia koks palaikymas. Čia Kaunas. Šiauliai. Taip, noriu dar truputį pakalbinti čia esančias komandas. Anykštiečiai, kaip sekėsi ir buvo labai sunku? Normaliai taip. Nesitikėjom, kad antrai vietai taip iš pirmą kartą. Kaip kolega, ar buvo sunkus klausimai? Gali būti, bet mes tikimės, kad laimėsim. Štai ir pasitikėjimas. Anykščiai sakė laimės. Ką į tai pasakys Pasvalio komanda? Ar jūs galvojate, kad jums šiandien šypsosi sėkmė ir jūs pasitikit savo jėgomis? Tai aišku. Va čia tai komandos atsakymas. Gerai, stipruoliai jau padirbo. Ačiū labai visiems stipriausiams Lietuvos vaikams. O dabar aš keliauju prie Šiaulių ir noriu paklausti, kokio klausimo labiausiai bijotumėte? Nežinau, čia... Jeigu datos paklaustų. Jeigu datos paklaustų, taip, čia būtų pats blogiausias klausimas. Aš esu beveik tikra, kad tokio klausimo nebus. Ir linkiu jums sėkmės, taip pat pakalbinus senuosius trakus. Papasakok kokį nors anekdotą arba šmaikštų posakį kažkokį, kuris yra legalus šioje salėje. Nu, tai Petriukas tai grįžta visą šlapęs namo, tai mama tai klausia, kodėl tu šlapęs? Tai sakė, su draugai šunim žaidė. Tai klausia, kodėl tu šlapęs? Aš medis buvau. Wow. Čia tau atskiras prizas laukia, žinok, už anekdotą. Inga, jeigu galima, čia buvo stipru. Tai man atrodo, aš dar su Palukniu nepakalbėjau, taip? Paluknio komanda, ar jūs esate įtampoje, ar tokie atsipalaidavę ir galvojat, ne, mes čia geriausi? Ramiai tokį, bandom išlaikyti. Ramybė sklinda iš Paluknio. Gerai, man atrodo, visi esate pakalbinti ir mums tikrai verta pradėti. Antrai. O, dabar jau galite įjungti, aš įsijaučiu su 2 mikrofonais. Ką jūs galvojat? Jūs sumaišėt man smegenis, manau, pakankamai stipriai. Pradedame antrąjį turą. Komandos jungiamės iš naujo. Komandos prisijunkite iš naujo. Komandos visas jungiamės iš naujo, nes reikia švarau žaidimo. Vėlgi salėje niekas nesijungia, esat sąžiningi, dori piliečiai, žinot, kaip vyksta čia reikalai. Ir aš taip jau noriu užduoti pirmą klausimą. Pakelkit ranką, kai jau busit prisijungę, žinosi komandą. Prisijungėt? Kas? Pakelkit, kai prisijungsit, gerai? Ranka. Senieji trakai, prisijungėt? Dar kartą pabandykit. Paluknės, prisijungėt. Kaip Pasvaliui sekasi, dar jungiamės? Gerai. Laikai, nykščiai. Visi įsijautė. Šiauliai labai gražų šokį sugalvoja. O kas tą geltoną plakatą gražų padarė? Elektrėnai, paplojame Elektrėnom. Nuostabus plakatas. Wow! Nu čia tikrai nuostabu. Taip, o kas čia tokie nuostabus palaikytojai? Seniai trakai, klausykite, jūs čia turite iš protai. Prašau, truputį savo komandą. Gerai,
ar matėte, kad yra 7 žaidėjai menti programėlėje? Man atrodo, čia prieki sėdintys žmonės prisijungia. Jūsgi negalit, jūs tai sąžiningai dori piliečiai, kaip tarėmės, nieks per daug neprisijungia. Taip? Pabandykit atsijungti, mes nieko nesakysim dabar. Tyla gera byla. Va, jau vienas atsijungia ir dar vienas, kitaip nežaisim. Mums reikia 5 žaidėjų. Tik jūs neatsijungkit gerai. Jūs neatsijungkit. Nu, palauksim dar, gal kas netyčia prispaudėliojo, nes pamato QR kodą ir savaime įsijungia. Mes negalim pradėti su 6 žaidėjais. Mums reikia 5. Tikrai eisim dainuoti, žinokit. Arba tokių anekdotų prigalvosim, kad oi, vaikytė. Gerai. Paplokime tam nežinomajam 6 žaidėjui, kuris dabar paims ir atsijungs. Labai liūdni plojimai. Liūdnoki tokie plojimai. Pasitikrinkit dėl viso pikto telefonus, gal mokytojai prisijungia. Matau, kad anykščiai žemyn lenkia. Teisingai. Jau 6 liko. Ir tas vienas netyčiukas atsijungit, kas netyčia prisijungėt, nes 2 kartus tas pats telefonas neprisijungia. Mes taip kažkaip norim jau. Tas mano klausimai jau dega. Čia sektuve. Ir dėl to, kad kažkas buvo labai nesažiningas ir nedoras pilietis, komandos jungiasi iš naujo. Pabandykite kas nors prisijungti. Aš jūs matau. Žaibuoju. Taip, komandas prisijungkite iš naujo. Nu ir tikrai dabar kažkaip netempkit tos gumos. Nykščiai į viršų, nuotaika gera, balsai prarikti, viskas tvarkoja, kaip pritarėmės. Taip? Ar jūs juokaujat? Padarom būčias, žinai, Spaudimas veikia, gerai. Gerai, kol... Kas? Jūsų nėra? Jūs išmetė? Gerai, mums reikia kodo vėl pasvaliui, nes kažkas visgi neturim. Aha, kodas viršui galite suvesti. Bet tik klausykit, kaip mums dabar žaisti? Ką? Kaip darom dabar? Palaukim, prisijungia. Visos komandos prisijungia, taip? Viskas gerai? Čia prisijungiam, taip? Turim 5 žaidėjus. Viskas. Seniai trakai, ok. Šiauliai, ok? Šiauliai, gerai, prisijungėt? Kol čia visi prisijungia. Matau ramybę iš akių sklinda. Viskas, pradedam žaidimą, kol esam 5. Pirmasis klausimas. Po to spėsim dar gerai. Pirmasis klausimas. Ką pirmiausia daryti, jeigu jūsų skrydis yra atšauktas? Pirmasis klausimas. Jums teisingi ir neteisingi atsakymai jūsų telefono ekranuose. Ir man atrodo, mes puikiai žinom, ką reikia daryti. Čia bus toks greičio klausimas. Kas pirmesnis, tas laimingesnis? Nu, nekotresnis, tik greitesnis. Taip. Ne visi atsakė teisingai. Valio. Aš matau, liko 2 komandos, kurios nori būti pačios aršiausios šiandien, tai kas yra gerai. Teisingas atsakymas, pirmiausia, reikia kreiptis į oro skrydžių bendrovę, o jeigu nepavyksta su jie išsispręsti ginčio, tuomet turite teisę kreiptis į vartotojų teisės ginančią instituciją. Super, keliaujam toliau. Antrasis mūsų šiandienos klausimas skamba taip. Kokiais ženklais yra žymima viešbučių vertinimo sistema? Ir greitis! Jau netgi dabar jokių atsakymų čia? Jokių? Tik ramybė ir džiaugsmas už savo komandą. Ir teisingas atsakymas yra aišku, kad žvaigždutėmis. Va! Super!
ačiū Jums už palaikymą. Ačiū. Nu čia jau kliksmo džiaugsmai, nežinau, eisim į roko koncertą su Jumis. Noriu dar Jūs informuoti, kad turizmo rinkos priežiūra yra viena iš valstybinių vartotojų teisių tarnybos funkcijų. Ir rinkos priežiūros specialistai tikrina, ar Lietuvos viešbučiai neklaidina vartotojų, nurodydami tam tikrą skaičių žvaigždučių. Ir ar atitinka reikalavimus. Tai tikrai, man atrodo, esate susidūrę su žvaigždučių vertinimais, matėte tai, o mes jau nekantraujame ir norime išgirsti trečiąjį klausimą, kuris skamba taip. Šį klausimą Jums užduoda Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, institucija, kuri rūpinasi, kad kiekvieną iš mūsų pasiektų saugus, kokybiški ir veiksmingi vaistai. Kur dėti nebereikalingus ir nebenaudojamus vaistus? Nesivaizduojat, koks teisingas atsakymas. Aš rinkčiausi visus neteisingus. Ir visi prabalsavo, kad teisingas atsakymas yra nunešti į vaistinę. Nunešti į vaistinę. Matau, kad jau anykščiai ploja. Visus. Super, anykščiai. Gerai. Žinot ką, po šito renginio patarsi, kokių vaistų nuo gerklės skausmo ir stygų pertempimo suvartot. Visus nebereikalingus ir nebenaudojamus vaistus reikia nunešti į vaistinę ir atiduoti sunaikinimui. Tai yra rimti reikalai. Atsiminkit šitą visi ir papasakokit savo giminaičiams. O mes jau į ketvirtą klausimą žygiuojame ir jis skamba taip. Kaip vadinasi ES portalas, kuriame skelbiama apie rastus nesaugius produktus visose ES šalyse? Ir čia niekas nepatarinėja, nes visai nežinom atsakymų, bet dabar sužinosim labai svarbų dalyką, kad tas portalas vadinasi SafetyGate. Super, šaunuoliai. Pagarba. Mokyklos, kurios sėdite čia, galite išsirinkti savo mėgiamiausią dabar komandą ir irgi taip pat jos drąsiai palaikykite. Na, o šiame portale, nežinau, ar bandėte jų užeiti, SafetyGate, galite pamatyti ir produktų nuotraukas, kurie yra nesaugus naudoti, bei platintojų informaciją. Penktasis klausimas, įsivaizduojate, jau įpusėjome antrą turą. Ir šį klausimą jums užduoda Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba. Institucija, kuri yra atsakinga už Lietuvos energetikos sektoriaus veiklos priežiūrą ir reguliavimą. Kas yra nutolęs gaminantis vartotojas? Nutolęs gaminantis vartotojas. Galima kūrybiškai žiūrėti, o galima turėti 4 atsakymo variantus ir paskubėti atsakyti teisingai. Ir teisingas atsakymas, kad nutolęs gaminantis vartotojas, oi, kaip čia mums sunku šiandien, yra tas, kuris vartoja elektros energiją vienoje vietoje, bet gamina ją saulės elektrinių parke. Jau čia nebe tokie džiaugsmai dideli. Scenoje jau truputį daugiau susikupimo ir žinot ką? Aš girdžiu, kad pritaupėm balselių, bet dabar reikia pasižiūrėti, kas vyksta mūsų tarpinėje rezultatų lentelėje. Taigi ekrane matysite, kams dabar sekasi labiausiai. Skaičiuojami taškai. Anykščiai, sveikinam! Anykščiai. Ir Kęstučio progimnazija jum lipa ant kulnų. Pasvalys, Šiauliai ir Paluknis, jūs visai netoli. Dar tik pusė kelio įveikta. Kol kas džiaugiamės su šias komandas, bet turime labai rimtų reikalų su kitais likusiais klausimais. Ir 6. klausimas skamba taip. Ką reikia daryti supratus, jog net keliavo jūsų lagaminas?
Jau čia sukam galvas, variantus turim ir man atrodo, kad visi girdėjot apie tokias nelaimės. Aš vieną kartą nuskridau į Islandiją ir netekau viso savo bagažą pusį metų. Ir padariau tai, ką reikia. Oro uoste. Aš net neperskaitysiu tų atsakymų, kam. Super, koks palaikymas. Tai va, žinokit, nuvažiavau kažkada, aš nuskridau į Islandiją ir netekau bagažo, todėl oro uoste užpildžiau dokumentą dėl dingusio bagažo ir pasilikau savo kopiją. Ir po poros dienų atgavau savo bagažą. Vėluojant ar dingus bagažui, oro uoste reikia užpildyti specialios formos dokumentą, Property Irregularity Report ir pasilikti būtinai savo kopiją. Žinokit, pravers. Gal jau baigiam žaidimą, ar dar tęsim? Gerai. Aišku, kad tęsim, kas čia per klausimai ir keliaujam toliau. Ir kitas klausimas skamba taip. Ką reiškia frazė force majeure? Toks kaip muzikinis terminas, man atrodo, kažko. Taip, ir matot, kad atsakymai gali būti ponas majoras, nemokami pusryčiai, nenugalimos jėgos aplinkybės, nuolaida prekiai. Ir visi prabalsavom, kad tai yra nenugalimos jėgos aplinkybės. Super, džiaugiamės, vėliau! Valio, ačiū labai, o teisingas atsakymas yra, kad yra tokios nepaprastos aplinkybės, kurių nei galima numatyti, nei išvengti, nei kuriomis nors priemonėmis pašalinti. Tai pavyzdžiui, gamtos stichija, sukeltos avarijos, potviniai, miškai ar gaisrai. Tai galim vadinti tai force majeure. Ir 8. klausimas skamba taip, paklausykite įdėmiai. Daugeliu gaminių prekiauti ES galima tik tuomet, jei jie pažymėti šiuo ženklu. Jis reiškia, kad gaminys laikomas atitinkančių ES saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus. Koks tai ženklas? Taip, ir jūs jau matote telefono ekranuose ženkliukus. Tikrai esate matę, tik niekada gal nesusimastėte, ką tai reiškia. Ir mastam, sukam savo smegenaitės. Jau nerimsta, ir nerimsta mūsų Šiaulių komanda, nepasakinėja, kad teisingas atsakymas yra ekrane matomas ženkliukas CE. Taip, tikrai matytas ženkliukas. Valio. Nu kosmosas, kaip gerai šiandien žaidžiam, dėl to mums taip greitai ir puikiai sekasi atsakinėti klausimus. 9. klausimas, tik prašau, mėlėjai, palaikom, bet be jokių pirštų kombinacijų. Šitas pasiliksim vakarieniai, gerai? Nes mačiau, kad yra pasakinėtojų klubas, tai nedarom šito, gerai? 9. klausimas, kurį pristato ir užduoda Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba institucija, kuri atsakinga už tai, kad valgytume saugų maistą, bei gyvūnai būtų tinkamai prižiūrimi ir nebūtų kenkiama jų gerovei ir sveikatai. Taigi klausimas skamba taip. Kaip galima iššifruoti 3P taisyklę, norint namuose įsitikinti, kad pasibaigusio galiojimo maistas vis dar yra saugus suvalgyti? Tai palinguojam, palinkim sėkmės savo komandai. Čia toks tikrai rimtas klausimas, kurio atsakymas yra absoliučiai nuostabus. Ir atsakymas teisingas yra pažiūrėti, paliesti ir paragauti. Taip, čia buvo šiek tiek ir neteisingo atsakymo. Norėjot pasimti produktą, palaikyti, perskaityti, bet visiškai atsakymas buvo tiesiog logiškas ir labai paprastas. Na ir antrojo turo finalinis klausimas, kuris tuoj pat pasirodys ekrane, mėlėjai, visi įkvėpkit giliai, iškvėpkit, o klausimas skamba taip.
Kas yra ant produkto etiketės esantis UFI kodas? UFI kodas. Taip, rašosi. Ir kas čia per kodas? Tuo išmoksim visus kodukus ir liksim labai labai išmanus po šio susitikimo. Tai pakuotė yra draugiška aplinkai, unikalus cheminio mišinio identifikatorius, ženklas rodantis produkto galiojimo laiką ir ženklas rodantis, jog produktai yra kosmoso dalelių. Kiek daug atsakymų. Paluknis! Jau! Ramybėlė iš palukna. Taip, UFI kodas yra ant cheminių prekių etiketės nurodytas toks unikalus cheminio mišinio identifikatorius, sudarytas iš 16 ženklų. Aš labai noriu pasiklausti, kaip sekasi Pasvalio komandai palaikymo. Ar tikit savo komandą, kaip galvojat, kaip jiems sekasi? Tikim ir tikimės, kad laimėsim. Kokia didžiausia stiprybė Pasvalio komandos? Kad labai protingi. Girdėjot? Jūs esat protingi. O dabar keliauju čia senųjų Trakų, taip? Palaikymo komanda. Pasakykit kokį padrasinantį, nežinau, linkėjimą, kažkokį šmaikštų, gerą dalykėlį, kuris padėtų jūsų komandai laimėti. Susikaupkite ir jūs galit. Susikaupkite ir jūs galit. Kas dar? Nežinau nieko. Rytoj šeštadienis. Va, rytoj šeštadienis. Girdit tiek tokie visokie puikūs patarimai. Šiauliai norit ką nors perduoti? Perdodam gražiai mikrofoną Šiauliam. Ir Šiauliai irgi dabar perduokit savo komandai linkėjimus. Tik nerėkit, gerai? Mikrofonas tam yra, kad nerėkit. 6 argumentas pažiba. Va, kaip gražiai. Gerai. Anykščiam mikrofono nereikia. Ką pasakys anykščiai? Koks palinkėjimas savo komandai? Super, o paluknis ką? Va, kiek čia daug visokių. Man labiausiai patinka, kad kai kurių reakcija, labai natūralu. Tai klausykit, viskas, antras etapas baigėsi, reikia žiūrėti rezultatus, tai aš aišku, Goda, pakviesiu jūs dar kartą į sceną. Kaip galvojat, kas užėmė pirmą vietą, kuri komanda? Žiūrėkit, situacija tokia. Dabar mes turim 5 komandas, iš jų į finalą pateks 3. Jau antrame ture esančios komandos jūs esat kosminės. Labai noriu, kad jūs ateitumėt pasidžiaugti šiuo etapu ir šiandieną. Tai tuoj pamatysime, kas lekia į 3 turą. Kaip ir sakiau, šiandien išsimiegojimas, sėkmė ir laimė. Ir mes turbūt jau artėjame prie to, kad reikia žiūrėti, kam spaudžiam dešinę, nusifotografuojam, įteikiam prizus, o kas dar turės padirbėti. Rezultatai ekrane, mėlėjai. Žiūrime į rezultatus, jie maišosi. Palaukit. Keičiasi. Oh my God. Palukna Medeina. Spaudžiu dešinę. Valio. Kas toliau? Šiauliai patenka į finalą. Šiauliai. Ir 3 komanda, kuri... Senieji Trakai patenka į finalą. Ar jūs matėt, kaip linkėjimai veikia? Wow! Pasvalį, sveikinu. Goda jums įteiks prizus ir sveikinu. Jūs buvo tikrai labai rimti piliečiai. Sveikinu. Už šypsenas ir džiaugsmas, kad jūs šiame etape pasirodėt puikiai. Kartais veikia ir greitis. Padėkojam Pasvaliui! Ir padėkojam Anykščiam ir jų palaikymo komandai.
Nu koks čia yra nuostabus renginys ir aš tikrai prašysiu visų nepabėgti, mes dar norėsim su visais nusifotografuoti, nes dabar matau, kad nespėjom. Ar yra dar kažkoks čia stipruolis, girdėjau, vienas kažkur čia sėdi. Va, atbėga vienas stipruolis, padės, vieno užteks man dabar, gerai? Maksas? Koks vardas tavo? Maksas. Maksai. Maksui plojimai dabar už tai, kad iš karto suprato, ką reikia daryti. Maksas padės Ingai. Kokie jūs nuostabus. Žiūrėkit, aš dabar, kol vyksta veiksmas scenoje, būtinai jums noriu papasakoti ir ypač jums, mėlyjeji. Jau gal atsibodo, kiek stovėti scenoje, bet žinokit, keičiasi žaidimo taisyklės. Trečias etapas bus visiškai kitoks, įsivaizduojat? Mes turime čia nuostabiai pasipuošusią mūsų komisiją. Tai yra mūsų teisėjai, kurie šypsosi plačiai jums ir vertins trečio etapo atsakymus. Trečiame etape bus klausimai, kur reikės iš kiekvienos komandos po atsakymą. Jūs išgirsite klausimą ir turėsite pusę minutės sugalvoti, koks yra atsakymas. Tai Paluknis irgi galite ateiti į priekį, Šiaulietės irgi savarankiškai. Mes čia visi truputį į priekį, va čia galite į centrą ateiti. Jūs irgi atsitraukit arčiau, bus smagiau. Darbiškai čia. Gerai? Va. Nieko. Mes čia susirenkam ir... Ir žiūrėkit, šiuo metu jums telefonų nebeprireiks. Jūs dabar tiesiog žiūrėsite į ekranus ir matysite klausimus. Arba aš skaitysiu klausimą. Turėsite 30 sekundžių sugalvoti atsakymą. Tuo metu komisija spręs, ar tai yra teisingas atsakymas, ar tai iš dalies teisingas ar neteisingas. Komisija įpareigos vieną žmogų atsakinėti ir perduoti man žinias, kiek taškų skiriame komandai. Jeigu tai yra pilnai teisingas atsakymas, gaunate 10 taškų. Jeigu tai yra pusiau teisingas atsakymas, gaunate 5 taškus. Ir jeigu nepavyko sugalvoti teisingo atsakymo, kitą kartą tikėkitės taškų, už tą atsakymo taškų nebus. Taip, šiame etape jūs turėsite 4 temas. Pirmoji bus energetika ir tvarumas, antroji maistas ir vaistai, trečioji Vilnius ir Europa, o ketvirtoji apgavystės ir internetas. Taškai skaičiuojasi iš naujo. Nesvarbu, kaip jums sekėsi prieš tai, šis etapas prasideda iš naujo. Ir nepaisant to, kad mes ne visi esame iš tos pačios mokyklos, aš iš vis nebe iš mokyklos, palaikom vieni kitus, pasidžiaugiam visais atsakymais ir šiandien džiaugiamės tuo, kad išmokom ir sužinojom kažką naują. Ar komisija susitarė, kas man perdavinės taškų skaičius? Goda. Taip, direktoriai įpareigota esate perduoti taškus. Ir aišku, kad laimės ta komanda, kuri surinks daugiausiai taškų. Tai man atrodo, aš viską jums paaiškinu, viskas dabar jau kaip ir aišku. Ir mes tuoj pat keliausime prie pirmojo klausimo. Bet prieš tai aš noriu jūsų plojimų. Truputį jau aptilom. Nu nežinau, jeigu jūs čia taip išsireikėt pradžiai, taip tokį vieną stiprų prieš finalą, įpučiam energijos visos mokyklos. Pavarom! Netylim! Gerai, supratau. Neišduodam savų, ne? Gerai. Jūs pasiruošę, susikaupę, teigiai. Atsiminkit, kad perskaitau klausimą ir 30 sekundžių pasipliurpite. Ir kuri komanda pirmoji dabar buvo? Jūs, Paluknis, pirmieji, taip? Buvot aukščiausiai. Tai nuo jūsų šį kartą pradėsiu, bet pirmiausia klausimas, kuris skamba taip. Ir jį jums skiria toks energetikos ir tvarumo klausimas, kurį užduoda Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Institucija, kuri yra atsakinga už Lietuvos energetikos sektoriaus veiklos priežiūrą ir reguliavimą. Dabar į mane visas dėmesys, aš tuoj su 2 mikrofonai šnekėsiu. Petriukas susirentė trobelę ir nusprendė, kad elektros tiekimu pasirūpins savarankiškai, prisijungdamas prie kaimyno elektros tinklo.
Žinoma, nieko neatsiklausė, už suvartotą elektrą irgi nemokėjo, nors kas vakarą visoje trobelėje šviesos degė, sąskaita padidėjo kaimynui. Ar teisingai elgėsi Petriukas? Turi 30 sekundžių pasitarti kuo tikslesniam atsakymui. Išsamesnį atsakymą pabandykit suteikti. 30 sekundžių ekrane, pasitarkit, kovoja dėl taškų. Turit kuo tiksliau ir išsamiau paaiškinti, ką jis darė negerai. Gal jis kažkur turėjo kreiptis? Taip. Nu, čia taip pradžiai apšilimui toks nerimtas reikalas, nerimtas klausimas. Ir komisijoje siūlau klausyti išsamumo, tikslumo, čia irgi tas svarbu. 3, 2, 1. Matau, kad šitas klausimas nesukėlė daug drebuliuko. Prašom, ar teisingai elgėsi Petriukas ir ką jis turėjo daryti? Neteisingai, nes už jį užmokės kaimynas, jis gyvens nemokamais, elektrą naudos, ir mokės kaimynas dvigubai. Super, ačiū už atsakymą. Gerai. Ką Šiauliai mano? Ne, nes nelegalu yra naudotis kitų elektrą, jo labiau nesusitarus arba nesusitarus dalinti sąskaitos. Gerai, toks atsakymas, girdėjot? Ir senieji trakai. Ne, nes tai pažeidžia galbūt sąžiningo naudojimo politiką. Ir apskritai tai yra nelegalu. Ir apskritai tai yra nelegalu ir pažeidžia sąžiningo vartojimo politiką. Taip? Manau taip. Gerai. Pasitarė komisija ir nuspręs, kam kiek balų skirti. Nu, čia jums irgi iššūkėlis komisija, nes mūsų komandos yra stiprios. Mūsų komandos yra geriausios visos. Visos iki vienos. Ir klausome Godos. Taigi, verdiktą. 10 taškų skiriame seniesiems trakams. Šiauliams 5 ir Palukniui taip pat 5. Nes iš tikrųjų... Jo, viskas sąžininga politika. Jo, sąžininga politika. Nes nelegalu tai daryti. Ir kur turėjo kreiptis? Kur turėjot kreiptis? Į vartotojų, valstybinę vartotojų teisų apsaugos tarnybą. Taip, mes išmoksim tą pavadinimą, jūs tikėkit mumis, gerai? Aš irgi šiandien ryte atsikėliau ir kartojau kaip maldelę. Antrasis klausimas bus ekranuose. Šį klausimą jums užduoda Lietuvos Centrinio banko įkurtas finansinio raštingumo centras, kurio tikslas stiprinti Lietuvos žmonių finansinį ir ekonominį raštingumą. Taigi, video klausimas ekrane. Mes, vartodami įvairiausius produktus, taip pat ir finansinius, turime elgtis atsakingai. Įsigilinti į jų sąlygas, savybės, palyginti skirtingų įmonių teikiamus pasiūlymus ir išsirinkti būtent savo tinkamiausią produktą. Vienas iš kriterijų, kurį taip pat turėtume įvertinti, yra tvarumas. Ar teko girdėti šį žodį? Finansų pasaulyje pastaraisiais metais jis vartojamas nuolatos. Pagalvokite, su kuo sietumėte žodį tvarumas? Pagalvojate? Tuomet esate pasiruošę klausimui. Jis skamba taip. Įsivaizduokite, kad loterijoje išlošėte labai daug pinigų. Kuris iš variantų yra tvariausias šiuos pinigus išleisti? Pirmas – įsigyti žalios spalvos BMW automobilį. Antras – prie namų pasistatyti saulės elektrinę. Ar trečias – investuoti šiuos pinigus į įmonės, gaminančios vienkartinės plastiko pakuotės akcijas, tikintis uždirbti pelno. Išgirdome klausimą, su 3 atsakymo variantais turite pusę minutės pasitarti, koks yra atsakymas. Bet tiek daug gražių išraiškų salėje, tiek daug nuostabos ir susirūpinimo ir netgi pasipiktinimo dėl kai kurių atsakymo variantų buvo. Tik be atsakymų, gerai. Ei, šiauleliai, aš tai jūs matau, šviečiat iš toli, jokių atsakymo variantų. Va, geriau kaip jūsų kolegės, paplokit gražiai, šauniai. Taip.
Laikas baigėsi ir aš norėčiau nuo senųjų trakų dabar pradėti. Kuris iš jūsų nori dabar atsakyti į klausimą? Gerai. Tai manau, kad geriausias būdas ir tvariausias būtų pastatyti saulės elektrinę. Nes tai padeda saugoti gamtą ir tai yra vienas tvariausių būdų gauti energiją. Ačiū. Jūsų atsakymas? Super. Ką Šiauliai mąsto? Antras variantas, todėl nes elektrą gauti iš gamtos yra tvariausia ir pasinaudojus tą tvarę tokią saulę ir taip negadint gamtos. Taip, turim Šiaulių variantą. Paluknis, ar skiriasi jūsų nuomonė nuo kitų kolegų? Ne, nesiskiria. Irgi antras atsakymas. Saulės elektrinė, dėl to, nes saulė gamina daug elektros, elektrą galim pardavinėti, naudoti namuose, visur. Apskritai, ką nori, gali su ją daryti. Ir tai niekada nepakenks gamtos. Tai nepakenks niekad gamtai, taip? Turime 3 variantus ir komisija jau matau raunasi plaukus, nes nežino, kam skirti kiek taškų, bet jau laikas, žinokit, skirt. Pasitarimas įvyko, Goda, koks? Taip, aš iš tikrųjų džiaugiuosi, kad tokią tvarę kartą auginame, tai visiems po 10 balų. Visiems po 10! O! Super, aš tikiuosi, kad atsakymai tik sunkės, klausimai tik sunkės. Atsiminkite, kad kuo išsamiau paaiškinsit, ką gero arba ką blogo tas kažkoks dalykas daro, nuo to gali priklausyti jūsų taškai. Komisijai linkiu griežtumo. Daug daugiau. Nes aš suprantu, 0 skirti širdelę spaudžia, bet yra toks gyvenimas ir tokia mūsų čia veikla. 3 klausimas skambės iš mano lūpų, mėlėjai. Ir jis yra iš temos maistas ir vaistai. Šį klausimą spėkit, kas užduoda, kokia valstybinė įstaiga. Maisto ir veterinarijos tarnyba. Institucija, kuri atsakinga už tai, kad valgytume saugų maistą ir gyvūnai būtų tinkamai prižiūrimi. Taigi klausimas netoks ir ilgas. Salė irgi klausosi. Ką pirmiausia reikia daryti, nusipirkus nekokybišką maisto produktą? Ką reikia pirmiausia daryti, nusipirkus nekokybišką maisto produktą? Pirmiausia. Nusipirkot, ką daryti? Nekokybiškas. Kažkas jam ne taip. Maisto produktui. Laikas. Gerai, gerai. Čia tokia jau visi mąstymas. Filosofija prasidėjo gili, nes nėra ABC. Ir labai gerai. Taip. Įdomesnis. Kūrybiškai galima atsakyti šį klausimą. Arba labai tiksliai žinoti, ką daryti. Šiauliai, jūs dar niekad nebuvot pirmi? Prašau. Tai jeigu čekio nepametai, tai su to maisto produktu eiti į parduotuvę, kurioje pirkai, kryptis į pardavėją arba į parduotuvės valdytoją ir pabandyti surasti kompromisą, galbūt prekę pakeisti arba galbūt net grąžinti pinigus arba pinigų dalį. Taip, ačiū. Priimsim jūsų variantą. Taip, duodam Palukniui. Nufotografuoti, kas yra blogai su maisto produktu, pasilikti čekį ir 3 jau būtų į parduotuvę nueiti. Ir ką parduotuvėje? Nusipirkt naują? Pasakyti, kas negerai ir turėtų viską išspręsti. Ok, turim variantą. Ir seniai trakai. Imt pats mikrofoną į rankas, atsisukime į kolegas ir sakom. Tai svarbiausia, reikia, žinoma, netidarinėti prekę ir turėti tą čekį, su kurio pirkai prekę. Toliau nueiti į parduotuvę, kur pirkai tą prekę ir pateikus čekį, ją pakeisti arba grąžinti pinigus. Va, štai jums yra atsakymai. Plojimai visiems, visom 3 komandom. Taip. Atsakymai vėlgi buvo labai arti vienas kito. Duodam minutėlę komisijai pasitarti. Šiauliai dar liko balso? Jei, kitiem liko? Palukni. Super. Ačiū labai.
Komisija sugriežtėjo, išgirdom pastabą. Taigi, Šiauliai 10. Super. Deja, kitoms komandoms po 0 taškų. Štai jums. Ir atsakymai. Aš gal noriu jums šiek tiek patikslinti, koks atsakymas pas mane. Taip, tai visi buvo tarti tiesos ir su Goda, gal pagarsinkim tiksliai, kreiptis į parduotuvę yra teisingas sprendimas. O kodėl išrinkote Šiaulius, būtent ką tiksliau jie pasakė? Na, jie labai išsamei pasakė ir čekį, ir kad bus į darbuotojų, ir administraciją, ir kad galima keisti naujų, tad išsamiausiai buvo atsakyta, bet vienintelės sąlygos, ne viena šiaip komanda neatsakė, kad jau tuo met, jeigu netenkina jūsų prekybos centras prašymo, tuomet kreipiatės į VMVT. Valstybinė maisto veterinarijos tarnyba. Dieve, kokie ilgi pavadinimai. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba padeda, jeigu parduotuvė jums negali padėti dėl savo kažkaip negero produkto ir jeigu su jais nesusitarėte. Kaip ir girdėjote, visi buvo tarti tiesos, komisija irgi nelengva, kai jūs tokie stiprus visi. Tai žinokit, kad 4. klausimas gali pakeisti situaciją. O ji pateiks Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, institucija, kuri rūpinasi, kad kiekvieną iš mūsų pasiektų saugus, kokybiški ir veiksmingi vaistai. Tai video klausimas ekrane. Mėlyje, žiūrim, klausom. Ar gali 12-metis nupirkti vaistų vaistinėje savo mamai? Ar gali 12-metis nupirkti vaistų vaistinėje savo mamai? Jau ir čia kiek nuomonių visokių, bet žinokit, atsakymas, kuo išsamesnis, kuo tikslesnis, suteikia tikrai daug taškų. Ir vargšė komisija turi visus protinguolius vertinti skirtingai. Pagalvokit, kaip tiksliai atsakyti klausimą. Čia irgi matau, kad daug atsakymų yra. Mielai pakalbinčiau, gal ir galiu pakalbinti kokį vieną žmogų, kas įsivaizduoja atsakymą. Bet reikia iš tų, kurie nebežaidžia. Va, žiūrėkit, jūs žaidėt pas mus. Ką tu norėtum pasakyti, kaip tu manai, koks atsakymas, gal net padėsi 3 komandom? Aš manau, žiūrint, ar reikia išrašo tiems vaistams, o jeigu nereikia, tai manau, kad gal net ir galėtų nusipirkti. Va, yra variantas, kad gal ir galėtų nusipirkti, žiūrint kokie vaistai, ar ne? Mes dar turim čia tokių žmogelių, aš to irgi pakalbinsiu jūs. Kas čia, matau, sėdi ramunėliai, tokie ramunėlės. Kaip tau atrodo? Ar gali 12-metis nupirkti mamai vaistų? Savo nuomonę, čia nebūtinai teisingai, o gal specialiai suklaidinsi visus? Na, tai aš manau, kad turi turėti daktaro išrašą ir jeigu yra tikrai atsakingas, tai ir jeigu galioja tas išrašas, tai tada gali. Supratau? Ačiū labai už atsakymą. Viskas, reikia dabar kitų klausinėti žaidėjų mūsų. Palūknis, norit pirmi? Gerai, prašom. Gerai. Negali, nes tas vaikas gali nusipirkti vaistą ir pats ant savęs naudoti, gali netinkamai naudoti, nepaskaitęs pakuotės, tėvam net nežinant. Super, atsakymą priimam. Toliau Šiauliai. Tai jeigu vaistai nereceptiniai arba jie nėra ten tie veiksmingi arba kokie nors perdozavus labai blogi, kaip, pavyzdžiui, vaistai nuo gerklės skausmo, kai būna patys paprasčiausi, tai aš manau, kad mes manom, kad vaikas gali juos pirkti, bet geriausia būtų ateiti su suaugusiuoju, tai kad ir močiute, tėčiu, kad būtų saugiau ir nieko neatsitiktų. Super, ačiū už atsakymą, priimam atsakymą. Ir seniai trakai, kaip jūs galvojat? Ne, nes 12-metis negali nusipirkti vaistų, nes jis yra nepilnametis. Ir tai tiesiog negalima nupirkti vaistų nepilnamečiam. Vaistus gali nusipirkti tik asmenys pasiekę 18 metų. Va, tokį atsakymą turime. O bandėjai kada nors pirkti vaistus pats? Ne. Nebandėjai. Šitą žinai ir viskas, taip? Gerai, o kągi mums pasakys mūsų gerbiama komisija? Labai įdomu, labai, nes buvo skirtingi pagaliau atsakymai. Taip, pakankamai skirtingi. Na, visų pirma, tai yra vaistai. Reikėjo tą sąlygą labai atsiminti. Taip, jų negalima įsigyti, tik nuo 16. Na ir todėl, pradėsiu nuo Šiauliai, dėja 0 taškų. Škart, tik škart. Jau matau, kad patys žino, kodėl.
O štai palukniams ir seniesiams trakams po 5. Bravo. Taip. Gerai, gerai. Matau, komisija irgi išmoko savo darbą. Irgi žino, kad reikia drąsiai skirti tiek, kiek norisi, o mes jau priimam sąlygą žaidimo, ne? 5. klausimas, brangieji, jau laukia mūsų. Tai išmokot visi? Neperkam jokių vaistų, taip? Vaistai nuo 16 metų. O geriausiai tai iš vis pasitarus su suaugusiais ir gydytojais. Keliaujam toliau. Mes jau esame prie 5. klausimo. Įsivaizduot, kaip greitai laikas bėga. Man taip smagu, gal dar sugalvom kokią muzikinę viktoriną. Gerai. 5. klausimas. Išmok ir žinok viktorinoje skamba ir yra skirtas jums nuo valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos. Jau žinot, ką jinai daro, nebekartosiu. Kokia fraze, tai yra 2 žodžiai, būna pažymėtas maisto produktas, kuris ilgai negenda? Eina laikas jau, pusę minutėlės. Bėga. Kokia fraze, tai yra 2 žodžiai, būna pažymėtas maisto produktas, kuris ilgai negenda. Ir dabar visi suka galvas čia sėdėdami ir pasisukinėkit, bet nieko nesakykit. Be šnabždesiukų, be garsių, be pirštų jokių. Šiauliuose mačiau gestų kalbą šiaulietišką atsiradus, tai aš dabar stebiu jūs kaip... Gerai. Aš slepiu savo teisingus atsakymus. Labai bijau neparodyti. Viskas, laikas ištiksėjo. Seniai pradėjom nuo senųjų trakų. Trakų ar trakų? Kaip sakai tu? Trakai ar trakai? Trakai? Trakai. Aš irgi taip labiau mėgstu. Gerai, o dabar neblaškau. Kokiegi tie 2 žodeliai, kaip jūs galvojate? Angliškai galima atsakyti? Aš išversiu. Pasakyk. Not expirable. Not expirable? Yeah. Ok. Supratome. Dabar einam toliau. Mes manome, kad ilgo vartojimo. Ilgo vartojimo. Nepasimetam, ką mano kiti. Tai yra palūkanis. Not expiring. Irgi atsakymas sutampa su senųjų trakų. Tai dabar čia labai reikės rimto atsakymo. Gerai, kas salio mano? Koks teisingas atsakymas? 2 žodeliai. Gerai, kaip mano tas galas? Koks atsakymas? Aha, už Šiaulių. Gerai, už Šiaulių. Sako, aš už Šiaulius ir iš karto fanų klubas. Anykščiai, koks jūsų atsakymas? Gerai, šaunuoliai, palaikykit jūs palūkni, bet koksgi atsakymas jūsų nuomonė? Gerai, nesusikalbam šiandien. Nežino niekas atsakymą? Niekas neturi atsakymų, Goda, jūs tikrai žinot. Pirmiausia, koks teisingas atsakymas? Na tai aš irgi angliškai parodysiu savo žinias. Taip. Best before. Geriausias iki. Taip, geriausia iki. Geriausias iki. 0 taškų. Visoms trims komandoms. 2 žymėjimai, kurie yra labai svarbus, galioja iki ir geriausias iki. Ir skirtumas yra tas, kad galioja iki yra rimtesnis toks jau datos nurodymas, o geriausia iki rekomendacija. Tai yra rekomendacija ir galima net ir po to termino praėjus vartoti produktą. Taip, geriausia ir galioja iki. Lietuvių kalbos pamoka įvyko. Nu ką darysit, po 0 gavot, bet visi, tai nieko čia tokio. Keliaujam toliau? Keliaujam prie dar vieno klausimo. Truputį palaikymo salėje, jau seniai berėkavot. O ką veikia vidurys? Pasikuriam, Panevėžy. Pasvaly. Irgi truputį palaikymo. Jej! Kas smagiausia, kad aš jau nebesuskaičiuoju taškų, tikiuosi, kad ir jūs jau nebesuskaičiuoja taškų. Ir keliaujame prie kito klausimo, tema Vilnius ir Europa. Šį klausimą jums užduoda Europos komisijos vadovas. Video klausimą. Sveiki, klausimas iš Europos komisijos. Pagal ES teisę, jeigu jūsų įsigyta prekė turi defektų, pardavėjas turi ją pataisyti, pakeisti arba grąžinti pinigus. Įsivaizduokite, jog įsigijote naują telefoną ir staiga jis sugedo. Kiek laiko trunka šio telefono garantinis laikotarpis?
įsigijote telefoną, kiek laiko trunka garantinis, be atsakymų, 6D. Aš vis pamirštu Elektrėnai, taip? Jūsų Šiaulius, Elektrėnai Šiaulius? Kaip faina. Panevėžys, už ką jūs? Greit sustarkit. Šiauliai? Gerai, Pasvalyk, už ką jūs? Paluknį palaiko, va! Gerai, su jumis vėliau pakalbėsim, rimtoji chebrytė. Dabar jūs jau palaukit, jūs dabar atsakinėt, jūs pirmas būsit. Mes nusprendėm, kad per 14 dienų galima telefoną nunešti, ten paprašyti, kad pat. Per 14 dienų nunešti ir jeigu kas, tvarkyti. Senieji trakai, jūs dar pasitarkit minutėlę, matau, kad pasimetimas, bet paluknis visada jau žino, ką nori pasakyti. Taip, gražinti gali per 14 dienų, bet gali būti garantija, pavyzdžiui, 2 metai, 3 metai. Taip, garantinis. Mums reikia atsakymo garantinis, taip? Tai 14 dienų. 14 dienų, bet pats gamintojas gali parašyti kokius 2 metus garantijos. Supratau? Štai toks atsakymas. Ir senieji trakai turi savo... Taip, padėkojam. Garantinis laikotarpis trunka 2 metus nuo pirkimo datos. Va taip, 3 skirtingi atsakymai. Komisija jau nusprendė, man atrodo, čia ir aš jau galvoju, turiu atsakymus, tai klausykit įdėmiai. Taip, komisija paprastai nusprendė lengvai, greitai. Senieji trakai 10 taškų. Paluknys 5 taškai. Šiauliai 0. Garantija. Šiauliai banguoja. Ačiū labai. Taip, bet teisingas atsakymas yra 2 metai. Taip? 2 metai. Telefonai, elektroninė technika, 2 metai yra garantija. Taip? Keliaujam toliau. Aš beprotiškai noriu išgirsti kitą klausimą, kurį jums užduoda projekto Vilnius yra mokykla atstovė. Video klausimas ekrane. Labas, sveikinuosi iš Edu Vilnius. Mano vardas Snieguolė ir darbuojuosi prie vieno įdomiausių projektų Vilniuje – Vilnius yra mokykla. Noriu sveikinti visus šios smagaus konkurso dalyvius. Esate tikrai šaunuoliai ir noriu visiems jums palinkėti sėkmės. Na, o mano klausimas, žinoma, apie Vilnių. Kiek yra Vilniuje mokyklų, kiek jose mokosi mokinių ir svarbiausia klausimo dalis, kiek Vilniuje yra šeštokų? Šeštokų. Kiek Vilniuje yra šeštokų? Užuomeną nori duoti jums komisija ir komisija užduoda užuomeną. Jums klausimas, kiek Vilniuje yra šeštokų, o užuomena tokia, kad Vilniuje yra 170 mokyklų ir 87 000 mokinių. Ir vakar buvo matematikos 87 000 mokinių. Vilniuje yra 170 mokyklų, 87 000 mokinių. Sukit galvelės, kiek yra šeštokų. Na, o aš pasivaikščiosiu po salę. Iš kur vaikinai esate? Iš Kauno. Iš Kauno. Kaip manot, kiek Kaune šeštokų yra? Taip, šauk. Nežinau, labai daug. Labai daug. Milijonas. Mažiau. Gerai, 500 000. Kažkur apie tiek. O Kaune kiek gyventojų? Kiek Kaune gyventojų? 300 000. Kaune 300 000 gyventojų. Spėk iš naujo, kiek šeštokų iš 300 000? Jis sakyk. Gerai, tu spėk. Aš šeštokus sakyčiau gal kokie 15 000. Gerai, mes paklausim būtinai. Kaune 15 000 sako. O aš jau lipu į sceną ir pradėsim nuo paluknio dabar šį kartą. Spėjimo ir žiūrėsim, kas arčiausiai atsakymą. Taip, skaičius. 20 000. 20 000. Super. Kaip jūs manote, kiekgi? Tai mes manom, kad apie 10 000. Apie 10. 20, 10. Kas daugiau, mažiau, kas seniai trakai? Varykit. 15 000.
Kaip įdomu, 20, 10, 15. Komisijai nebus labai sunku paskirstyti taškus, bet man atrodo, jie vėl patapo geraisiais komisijos nariais, negriežtaisiais. Matau, kad labai nori daugiau taškų kažkam išdalinti ir Goda iš karto. Ja, tai trikis skaičiavimo klausimas. Taigi, šį kartą mes Šiauliams skiriame 5 taškus, nes buvo arčiausiai. Šiauliai gyvi! O kitiems dėja po 0 taškų. Jo, ir Vilniuje yra 7,5 tūkstančio šeštokų. 7,5? Nu, klausykit, malonu, kad galvojat, kad jūsų daugiau nieko nepadarysit. Ačiū Jums už šiuos atsakymus. Aš irgi nebūčiau sugalvojus teisingo atsakymą, nuoširdžiai niekaip. Bet mes galim sugalvoti teisingą atsakymą į kitą klausimą. Toliau apgavystės ir internetas. Su tuo susidurėt visi ir šį klausimą Jums užduoda Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba. Institucija, kuri atsakinga už elektroninių ryšių, skaitmeninių paslaugų, pašto ir geležinkelių sektorių reguliavimą. Video klausimas ekrane. Sveiki, esu Rima Aukštolytė iš ryšių reguliavimo tarnybos. Šalia manęs draugiško interneto Lietuvoje simbolis meščiukas. Šį žavingą meščiuką sukūrė menininkė Jolita Vaitkutė iš sudužusių telefonų apsauginių stikliukų. Taip menininkė mums visiems norėjo pasakyti, kad internete yra ne tik pramogos, ne tik smagus dalykai, bet ir pavojai, nes žaidžiant ar glostant šį meškiuką galima ir susižeisti. Ryšių reguliavimo tarnyba yra įkūrusi interneto karštąją liniją švarusinternetas.lt. Joje galima pranešti apie vis dažniau socialiniuose tinkluose ir internete pasitaikantį reiškinį. Jo apraiškos pravardžiavimasis, erzinimas, apkalbos, grasinimai, gąsdinimai. Kaip 2 žodžiais galima apibūdinti šį reiškinį? 2 žodžiais. O gal ir dar kažkaip taip? Neinam prie savo komandos žemyn, čia trakai biški. Jau matau, kad kai kurie sugalvojo atsakymą. Ir čia koks gražus palaikymas. Panaudojot tvariai savo užrašus ir parašėt laimės. Senųjų Trakų Kęstučio progimnazija laimės. Ir laimėtojų linkėjimai siunčia jum komanda tokius gražius linkėjimus, tai reikia kažką pasakyti. Taip. Koksgi tas žodelis, 2 žodžiai žodis? Skaitmeninis vandalizmas. Skaitmeninis vandalizmas. Štai kokį turim atsakymą. Šiauliai? Internetinės patyčios. Internetinės patyčios. Ir Paluknis? Internetinės patyčios. Sutinka su Šiauliais. Internetinės patyčios. Čia nėra skirtumo, kurie pirmie atsakėt. Tas nelošia. Čia yra svarbu žinoti tai, ką norit perduoti. Taigi, Goda... Taigi, teisingas atsakymas kibernetinės patyčios. Kibernetinės patyčios buvo teisingas atsakymas. Bet jo, iš tikrųjų labai artimas žodis internetinės patyčios. Palukniai ir Šiauliai po 10 taškų. Žinokit, jau sproksta ausis. Ačiū. Jau matau, kad kai kam mūsų būgneliai kenčia nuo decibelų kiekio. Taigi. Tai dėja seniai Trakai 0 taškų. Nepataikėt šį kartą. Nieko prieš tai pataikėt. Bus dar porą klausimų. Ir skubame toliau prie kito klausimo, nesgi taip norime sužinoti, kasgi šiandien buvo tie geriausiai išsimiegoję žmonės. Šį klausimą jums užduoda Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba. Kaip minėjome, tai institucija, kuri rūpinasi, kad kiekviena iš mūsų pasiektų saugus, kokybiški ir veiksmingi vaistai. Žiūrim į ekranus. Ar galima pirkti vaistus internetu?
Klausimėlis, ar galima pirkti vaistus internetu? Pagalvokit išsamesnį atsakymą. Ne tik taip ar ne. O ašgi nusitaiku vėl iš šonės sėdinčių žmogeliukus. Ir šį kartą noriu pakalbinti mokytoją. Mokytoja, kaip jūs atkeliavot, išsimiegojot, ar visi su nuotaikom atvykot? Išsimiegojom. Atvažiavom su traukiniu iš Kauno. Su traukiniu? Taip, ir net nereikėjo pirmą pamoką nueiti. O, paplojam Kaunui už tai, kad jie šiandien puikiai leidžia laiką. Kauniečiai, kurią komandą dabar palaikot? Tu asmeniškai. Paluknį. Paluknį? Super, nuėmėm įtampą ir einam aiškintis, kokiegi atsakymai. Paluknis, norit pradėti? Prašau. Ar galima pirkti vaistus internetu? Galima, bet turi patvirtinti savo tapatybę ir ar tau yra pakankamai metų. Taip, supratau. Gerai, plovimai. Tai mes manom, kad galima. Dar, aišku, prieš perkant reikėtų patikrinti, iš ko perki. Tai patikrinti, ar elektroninė parduotuvė yra saugi. Tai tam yra tikri būdai. Ir dar reikia būtinai nurodyti savo tapatybę. Ir jeigu receptiniai vaistai, tai nurodyti ten tos visus duomenis, kad galima pirkti tau šios vaistus, kad tu esi subrendęs juos gauti. Nu jau dar išsamiau neįmanoma turbūt, bet jūs pavarykit irgi. Norite atsakyti klausimą? Prašau. Tylos salėje, paklausom. Tai taip galima, bet pirkti iš tiekėjų, kurie tikrai žino, kad neapgaus. Ir yra patikimi. Ir yra patikimi. O taip, komisija, bandykit nuspręsti dabar, kiek kam taškelių. Mes tikrai jūsų nepyksim, neprisiminsim. Taigi tikrai ačiū už išsamius atsakymus. Paluknys 10 taškų. Valio! Šiau. Tai jau sumaišėt. Ne, komisija žinai tikslinasi. Šiauliai 10 taškų. Opa! Super. Seniai. Valio! Šiauliai, ačiū. Seniai Trakai, 10 taškų. Vajom! Senieji Trakai, visiems po 10. Tikrai buvot labai teisūs, kad pirkti galima ir viską išsamei paaiškinote. Brangieji, liko paskutinis klausimas. Aš negaliu patikėti. Gerai, susikaupkim ir vėl jį užduodu, ne aš, o jums šį klausimą užduoda Lietuvos centrinio banko įkurtas finansinio raštingumo centras, kurio tikslas stiprinti Lietuvos žmonių finansinį ir ekonominį raštingumą. Tylos salėje klausomės. Lietuvos banko finansinio raštingumo centras sukūrė stalo žaidimą pavadinimu Sukčių voratinklis. Ar jau teko apie jį girdėti? Jeigu ne, kviečiu užsukti į artimiausią viešą biblioteką ir jo pasiteirauti. Ne tik smagiai praleisite laiką, bet ir sužinosite, kaip apsaugoti Lietuvą nuo sukčių. O apie tai bus ir mano klausimas. Papasakosiu jums istoriją apie berniuką vardu Jonas. Jonas labai mėgsta geiminti Counter-Strike'ą. Jame įsigijo skinų už 100 eurų, gautų iš močiutės per gimtadienį. Bet vieną kartą mokykloje, pertraukos metu, supipsėjo Jono telefonas. Jis gavo elektroninį laišką, kuriame buvo įspėjama, kad į jo akauntą bandoma įsilaužti, todėl jis tučtuojau turi paspausti ant elektroninėme laiške pridėtos nuorodos ir suvesti savo prisijungimo ID ir pasvardą. Jonui net širdis pradėjo dunksėti stipriau, juk ten sudėti visi per gimtadienį gauti pinigai. Tad jis neįsigilinęs į laiško turinį, paspaudė ant nuorodas ir suvedė visus prašomus duomenis. Po kurio laiko, prisijungęs prie savo akauntą, jis negalėjo patikėti tuo, ką pamatė. Dingo visi jo skinai. Jonas pakliuvo į sukčių voratinklį. Kaip manote, kaip tai galėjo nutikti ir ką Jonas padarė ne taip? Kaip tai nutiko ir ką padarė ne taip? Reikia paaiškinti situaciją. Ar yra kas nors nukentėjęs nuo sukčių internete? Yra. Mes tie, kurie pasimokėm iš savo klaidų ir daugiau niekada nepasimausim. Taip? Gerai, liko 10 sekundžių.
Ir aš norėsiu nukeliauti. Senieji trakai. Suteikim jums galimybę atsakyti pirmiems. Norite? Prašau. Drąsiai klausomės atsakymą. Arčiau? Tas atsiųstas laiškas buvo apgaulė ir kai jisai ant jos paspaudė ir suvedė savo visus duomenis, jie apgavo ir prisijungė prie jo kanto. Ir kas tada jam nutiko? Paėmė jo visus kinus. Paėmė jos. Ir ką jis padarė ne taip? Davė savo duomenis nepasitikimam žmogui. Nepatikimam žmogui davė savo duomenis. Viskas aišku, keliaujam toliau. Tai pačioj pradžioj gavus elektroninį laišką ir nepažįstant žmogaus, kuris jį tau atsiuntė, tai geriausia tada tą laišką net netidarinėti ir galbūt pasitarti su suaugusiaisiais, ar galima, ar galbūt kas nors jį pažįsta tą žmogų. Vėliau būtinai perskaičius laišką nespausti jokių duotų nuorodų ar dar ko nors ir taip pat eiti ieškoti suaugusiojo, kuris galėtų perskaitę laišką, galbūt jį ištrinti ar užblokuoti. O pačioj pradžioj labai blogai iš karto yra dar suvesti tas visus kodus, nes savo kodų, savo asmeninės informacijos duoti kažkam yra griežtai draudžiama. Va taip, išsamei Šiauliai atsakė. Palauk sekundę. Super, Šiauliai, sekundę išklausom po Lukną. Gerai. Rėžiam. Laiško tikriausiai geriau būtų netidaryti, bet atidarius laišką nespausti jokių nuorodų. Paspaudus nuorodą, ta nuoroda gali paimti jūsų informaciją, panaudoti kažkur, paimti, skinus gali paimti. Taip, bet tokios firmos kaip Steamas, čia Counter-Strike yra kūrėjas, jos niekada neprašytų tavo slaptažodžio ir jo neklaustų. Jo jam nereikia. Valio, Paluknis atsakė irgi. Oho, kova kokia sunki. Komisija purto galvas, nebežino ką daryti, bet paskutinis sprendimas jums ir tada skaičiuosim jau taškelius ir lauksim dovanų. Šiauliai, Paluknys, senieji trakai. Jezu, kokie jūs faini. Aš žinokit, irgi už jūs visus sergu. Man tai nėra svarbu, kas laimės. Man svarbu, kad jūs taip gerai atsakinėjat, kad aš iš vis sėdžiu čia ir tiesiog mėgaujasi laiku su jumis. Grįšiu namo įsišiepus, nežinau, kažkaip labai gerai. Viskas, komisija. Iš tiesų labai buvo sunku vertinti. Jūs visi teisingai atsakėt. Visi teisingai atsakė, paplojam. O kurie teisingiau goda? Bet jo, vertinome, kiek argumentacija buvo pagrįsta, kaip išsamei pasisakėte, kiek žinių pakomentavote, parodėte. Tai iš tiesų Palukniai ir Šiauliai yra po 10 taškų. Paluknys nenusileidžia. Pavarysit visi, valio. Senieji trakai, nenukabinkit nosį, vis tiek gavote 5 taškus. Valio! Ir 5 taškai yra labai gerai. Ir įsivaizduojat, kiek daug čia buvo taškų skaičiavimo. Man atrodo, dabar komisija turi sekundę susiskaičiuoti visus taškus. Na, mes paskutinį kartą padarom bangą. Wow! Ir iš šitos pusės bangą. Wow! Ir dar kartą. Wow! Ir plojimai savo ir visiems dalyviam. Gerai, mėlieji. Jūs jau paspaskit vieni kitiems rankas, savo darbą atlikote, atsigerkit vandens, tikrai mačiau įtampas, jaudulį, senieji trakai irgi ateikit, prisijunkit komandiškai, vieni kitiems reikia padėkoti už nuostabią kovą. Ir mes taip pat sužinosime nugalėtojų komandą, antrosios vietos komandą ir trečiąją komandą. Ir noriu papasakoti, kas jūsų šiandieną laukia laimėtojai. Tai kol komisija skaičiuoja taškus, aš jums truputį papasakosiu. Pirmosios vietos laimėtojai su visa klase keliaus, tiksliau, gerai, ką čia, iš naujo, gerai, atsakam iš naujo. 3 nugalėjusios komandos, jūs, mėlėjai, su savo klasėmis būsit pavaišintos picomis. O į kavinę visas 3 klases palydėjęs
kokia čia šiandien ta VVTAT? Kas čia per trumpinys? Išmokom? Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba. O taip, išmokom pagaliau tą trumpinį. Jūs palydės šios tarnybos atstovai. Pirmosios vietos laimėtojai turės galimybę apsilankyti pinigų muziejuje. Paplojam. Tai žodžiu, rungėtės, kovėtės, bet žinokit, nebusit pamiršti ir jūs, mėlieji. Tie, kurie šiandien taip smarkiai vieni už kitus klykavo, džiaugiatės, palaikėt. Taip. Na ir turbūt atėjo metas pirmiausia pasidžiaugti tais, kurie atsakinėjo klausimus, o po to nepamiršti ir jūsų, brangieji, kurie taip smagiai palaikėt vieni kitus. Goda, aš duodu jums mikrofoną. Visi atsakymai ir tiesa bus paskelbti ekrane. Ir ten yra visi skaičiukai, todėl nekantraudami pasveikinkime laimėtojus, antros vietos laimėtojus ir trečios vietos laimėtojus. Ir norime tai pamatyti ekranuose, visi galite pabelsti savo kojom. Palukna, Medeina, Šiauliai ir Senieji Trakai. Valio, Šiauliai, ateikite, jūs noriu pasveikinti pirmą vietą. Gerai, akimirka džiaugsmo. Sveikinu visus. Sveikinu. Šiauliai, keliaukit, pasimti prizų, prizai čia. Sveikinu. Nuostabiai. Rimti reikalai, aš taip nebūčiau pavaręs. Pradėjom nuo pirmos vietos. Pasveikinam pirmą vietą, nusifotografuojam, paplojam. Dabar keliauja dovanos jums, mėlieji, ir tuoj pat norime pakviesti Paluknio Medeinos gimnazijos atstovus. Antroji vieta. Po truputį keliaujame, prašom, čia į sceną ir Paluknio Medeinos gimnazija. Nuostabus atsakymai, jums antrosios vietos prizai, sveikinam. Dar nežengiam į sceną, gerai, dar truputį palaukiam. Ir šiandien nuostabiai pasirodžius Senųjų Trakų komanda, prašom pasimti savo prizus. Jej! Buvo tokia įnirtinga kova. Ačiū labai, mėlieji. Ir dar turime porą prizų, kurių, kaip ir sakiau, sirgaliai taip pat bus apdovanoti. Ir aš net nežinau, kaip persiplėšti jūsų, čia buvo tokie dideli kliksmai, bet pirmiausia, pradėkim nuo išradingumo. Buvo keletas išradingų komandų, bet tikrai labai daug parodė indėlio ir nuo pat pirmo akimirkų rodė iniciatyvą ir rodė tą išradingumą. Anykščių palaikymo komanda. Anykščių atstovas, ateikit čia ir jums prizus dovanoja Lietuvos bankas ir Europos komisijos atstovybė. Siūskit čia savo... Sveikinam, anykščiai, sveikinam. Na gerai, o dabar reikia išsiaiškinti, kasgi čia aktyviausi. Girdėjot, tikrai didžioji kliksmų dalis buvo iš Paluknio ir iš Šiaulių. Dabar reikia išsiaiškinti, yra taip tolygu. Paskutiniai riksmai bus dabar su visais palaikymo iš kitų mokyklų backgroundais, su visu palaikymu. Po 5
sekundės, paprašysiu jūsų šaukti, kai nuleiksiu ranką, bus viskas. Decibelus matuoja mano ausis, jinai išlavinta muzikoje. Pradedam nuo paluknių. 3, 2, 1. Super. Šiauliai. Gal buvo ir klaida, prašyti jūsų šaukti, bet dar vienas iki gerai. Palukniai. Šiauliai. Nepykit, Šiaulių decibelai buvo stipresni. Šiauliai, vieną atstovą, ateikit. Tikrai nudaužė. Prašom, sveikinimai. Jums taip pat prizai nuo Lietuvos banko ir Europos komisijos atstovybės Lietuvoje. Šiandien išmokom, sužinojom. Ačiū Jums, mielieji, visiems už dalyvavimą. Su Jumis buvo aš, Bjelė, ir nuostabieji mūsų organizatoriai.